Siurskį verdam savo sultyse, kapstomės ten po savo skedrynus, o tuo metu Europos parlamentas mums siuntinėja rekomendacijas, kaip kreiptis į savo kolegės moteris. Ką reiškia, kramtot kažką tai? Na. Ką reiškia, kaip kreiptis? Tai iškiau nebūna. Reikia kreiptis, miela ponia. Nifiga? Okei. Jeigu nifiga, tai soriukas. Tada priklauso nuo moters. Vienoms sakom ponia, kitoms poniečka, dar kitoms sakom panelė, kai kurioms sakom mademoiselle, kitoms madam, o va tai baronesa Ashton galim kreiptis lady. Visų šitų kreipinių reikia atsisakyti, sakoma, rekomendacijose, nes visi šitie dalykai išduoda moters lytį ir šeiminę padėtį. Nu, moters lytį tai man išduoda vaizdas. Taip sakant, papai šikna, oi, čia prašau, už nepraustaburniškumą, blogą pelėją esu išties. Jeigu kalbėti rimtai, surimtėkim, kai ką mes čia visi pirma, aišku, atkreipi dėmesį į kablukus, sijoną, ten šukuosiną, šitą makijažą. Nu, jeigu moteris nevokiškos kilmės, nes ten nieks nesidažo pas jas. Nu, jos turi teisę suprasti, kad moteriška yra moteriška, ta prasme, bet jūs neturit teisės išsiduoti kreipinių, kad jūs suprantat, kad jūs kalbate su moteriška. Tai, jeigu tas tada Europos parlamentas toks gudrus, tai gal jis man gali išduoti paslaptį tada, kaip man kreiptis į moterį, neparodant, kad aš suprantu, kad jinai yra moteris ir taip jos neįžeidžiant. Vardu reikia kreiptis. Kaip aš atsiminsiu visų Europos moterų vardus? Reiks imtis Valinsko terminologijos ir vardinti visas bobas. Bet tai irgi rodo lytiškumą. Nerodo. Vyras irgi gali būti boba. Ir šiom dienom, šiais laikais, kai Europoje yra svarstama apie termino bobą, apie trečios, atsiprašau, lyties įteisinamumą, tai šitas terminas boba gali įgauti bendrą europietišką, kaip sakant, konotaciją, statusą ir galią. Nu ką? Einam alaus išgert, ar sėdėsit čia kaip boba? Einam alaus, tik tais nebijot, kad aš jums bakalą lūpdažių ištepsiu.